Kalbant apie Eligio Masiulio knygą, kur Tulpių paštą Dalią Grybauskaitę jisai realiai susprogdina, tai Dalią Grybauskaitę, Eligijų Masiulį, Liberalų sąjūdį, konservatorius, kitus pareigūnus jis sprogdina, bet kiek teko susipažinti su knygos dalimis arba dalinai esančių ten turinių, tai Eligijus pasakoja tik apie 20-30%. Kadangi man teko dirbti su Eligijų Masiuliu ir aš Eligijų Masiulį pažįstu nuo 98 metų ir mes viens kitą labai gerai žinojome ir žinojome Gentvilo nuodėmes, o tų nuodėmių, kur ten Eligijus savo knygutėje papkę įvardina, tai aš čia jis labai kultūringai Eligijus įvardino tą papkę. Aš prisimenu hidrostatybą, istoriją, aš prisimenu Latvijos tiltų istoriją, aš prisimenu labai daug. Tai Eligijus, žinodamas, kad labai daug dokumentų neturi, o tiek aš, tiek jisai mes prisimenam pokalbius ir kai kurie kiti politikai prisimena Eugenijaus Gentvilo pokalbius ir kaip jisai elgdavosi, tai manau, kad visi į teismą nueitų. Tai Eligijus ko gero išima tos epizodus ir matyti jo advokatas irgi neleidžia, nes jeigu jisai sudėliotų viskas kaip buvo, tai aš nežinau, kom čia Gentvilams pasibaigtų. Čia manau, kad Eligijus būtų paskelbtas šventuoju ir būtų pradėta šventojo procedūra Vatikane, būtų kreipiamas, jeigu lyginsimės mes Eugenijaus Gentvilo ir jo gyvenimo vingius, klystkelius ir kelius. Dėl Dalios Grybauskaitės, tai vėlgi net, įsivaizduokite, tai jeigu Dalia Grybauskaitė neturėtų ko slėpti, tai nueitų komentuoti, ne kaip sakė, va, ten Žemaitaitis kažko nekomentuoja. Tai aš dabar tų vertybinių klausimų, tai kaip čia Dalia Grybauskaitė, kad nekomentuoja, ne. Tai ta knyga, aš manau, kad jinai bus išpirkta labai greitai, nepasisekė kitiems kolegoms, kurie išleido knygą apie karpį, veidrodinį karpį, nes nieks jos nepirks, nes niekam neįdomi, tik nupirks jų vietiniai Lietuvos elitas, kurie ten, kad nupirks, bet tai yra lūzeriai ir tai nieko neturės. O Eligijaus knyga, jinai apims 3 politinės jėgas, apie 8-9 stambaus kalibro politikos lyderius. Man tik įdomu, dėl Kubiliaus, kodėl jisai daug ko nepasakė, ko aš tai realiai žinau, kaip jis būdamas premjeras, ką Kubilius darė, kaip Valentinavičius, kaip kiti, ką išdirbinėjo vyriausybei, kokie projektai ėjo, paskola iš Amerikos, kuri buvo paimta už kokias procentus ir kas Lietuvoje atstovavo ir kas buvo tarpininkas, kur atvedė juos. Aš tai labai gerai prisimenu. Apie Mykolą Majausko, man irgi įdomu, aš tai prisimenu. Supraskit, tai yra didžiausia blogybė, kad aš dar kartą sakau, aš piemo būdamas jau buvau šalia politikos ir aš jos mačiau, tai aš kai sakau, tai tikrai rekomenduoju Eligijaus Masiulio knygą nusipirkti, ne dėl to, kad aš ją rekomenduočiau ar ten, reklamuočiau ją, bet aš manau, ten bus verta ko paskaityti. Tų laikų politikai ir tų laikų žmonės, kurie pažinojo jį ir prisimins tas istorijas, skaitydami knygoje, jie tarp eilučių labai daug atras.